Sveiki, šiandien kepsim žuvį tešloje. Tai labai paprastas receptas, bet gana skanus ir net labai skanus. Aš kepsiu šiandien iš šaldytos žuvies. Štai šaldytą žuvį atšildžiau, išploviau ir tada užbarščiau pipirų, žuvies prieskonių ir druskos ir palikau porą valandų šaldytuve pasimarinuoti. Dabar imam kiaušinį. Čia 2 filė, tai imam 1 kiaušinį. Turbūt užteks. Taip pat imam truputį druskos. Daug nereikia, nes žuvis jau sūdyta. Vos. Galima truputį pipiriuko. Žuvies prieskonių. Vos. Pat dedam miltų. Tešla turi būti tirštoka. Dedam miltų ir gerai išmaišom. Gerai įsukam, kad nebūtų jokių gabaliukų. Štai. Dar dadedam. Na štai, tešla kaip ir gera, tokio skistumo, bet jos truputį mažoka, nutariau įdėti dar 1 kiaušinį, padaryti daugiau, kad būtų tešla. Kad būtų žuvis tešloje, o ne tik tai aplikus tešla. Dar įsukam. Na štai, tešla kaip ir baigta. Štai tokia skystumą maždaug. Pilam aliejų, kaitinam keptuvę. Šiaip tai geriau, kai kiekvieną gabaliuką apvartai čia. Bet mes darysim kaip tinginiai. Sumetam čia. Taip paprasčiau. Ir rankų nereikia tepliuotis. Ir išmaišom. Gerai. Dabar įkaitintą keptuvę. Kepsim. Imam kartu su žuvim ir dedam. Ir šitaip. Gausis tokie kaip pyragaičiai. Žuvis pyragas. Štai šitaip kepa mūsų žuvelė. Reikia sumažinti ugnį, kad žuvis iškeptų ir nesudegtų kiaušinis. Truputį uždengiu, kad perkeptų. Tai kaip gražiai kepa, dabar atskiriam viską. Kaip pyragaičiai. Žuvies pyragiukai iškepti, kepkit, ragaukit ir skanaus.
Štai taip atrodo pietus. Su bulvių košė su morkomis. Truputį sviestuko, labai skaniai gaunasi. Taip pat burokėliai su cukinė savo gamybos. Nuoroda, kaip pasigaminti, bus po video. Skanaus.